Sunku gyventi, kai gyventi lengva, kai nėra nei lūkesčių tikrų, nei tikro tikslo. Kai rodos, kad ne laikas lenka, o sukas nereikšmingai laikrodžio rodyklė. Labas, vaikeli. Atnešiau vyno. Vyno? Kalbėjau su Petru. Tas, kur Anglijai gyvena. Sakė, uždirba neblogai. Pomidorus renka. Nu ką, išgerk. Negersiu aš to tavo vyno. Pieno noriu. Kažin pas Petrą pritrūksta to pieno. Kažkada trūks mano kantrybė. Nebegaliu aš. Sėsk ir nesinervink, nėr čia ko. Žiūrėjau šiandien internete lėktuvų bilietus. Yra visai pigių variantų. Šėtau, kad nori, vėl elektrą išjungia. Tik kad nesusimokėjau. Kaip tu nesusimokėjau? O pinigų ar parnešiai? Ką tu savo galvoji? Nu ką nori, tai ir galvoju, reikia važiuoti į Angliją dirbti. Kodėl karšto vandens nėra? Net karšto vandens nėra, eina. Zuikeli, ateik čia pasižiūrėti, kažkas čia dabar neaiškaus. Kas yra? Kas čia tau rašo? Man atrodo, žinok, čia tau rašo. Čia kažkoks mano nepažįstamas standartas. Azimutas? Azimutas. Nepažįstu. Palauk, reikia uždaryti, kad čia kažkokį spamą daro. Kas čia rašo? Nesuprantu. Ir man uždaryti jo neišeina. Kas tas azimutas? Man atrodo, jisai užvaldė mūsų kompiuterį. Infliacijus artinasi? Jis nori sunaikinti Lietuvą? Nieko nesuprantu. O ne, infliacijus čia! Tinkis čia! Užmušiu tave niekšę! Šėtau! Oi, nemuškis manęs. Man atrodo, mes jį sudorojame. Išmeskime šitą nenaudėlį lauk. Kad? Ačiū! Štai mano dešinė, štai mano kairė. Sveiki, abu esu aš Azimutas vardu. Džiugu, kad infliacijos nugalėjot ir vat mane jūs apturėjot. Vienoje rankoje laikau pyragą, kitoje pasakyčiau ragą, bet ten į ranką tėra įkritusi maža baranka. Jei imsit ją, jinais parodys kelią į Lietuvą. Jei imsite pyragą, sutiksite Angliją savo kelyje.
Utenė, pagaliau galėsim išvažiuoti į Angliją, pagaliau galėsim gyventi kaip žmonės. Ne, neimk! Utenė, kodėl? Taigi Anglijoje taip gerai. Pasilikim Lietuvoj. Juk esam patriotai. Taigi čia barankos skylė. Juk tai puikia investicija, ar pagalvoji? Lietuva? Taip. O kodėlgi ne? Tu pažiūrėk. Teisybė. Tikrai, tėviškė yra didžiausias turtas. Ačiū, kad atvėrė man akis.